Kaip manai, jeigu atsuktum laiko ratą atgal, kas plytėtų čia, Šaltinių gatvėje? Ogi paprasčiausi laukai. Kuomet 20-ojo amžiaus trečiajame dešimtmetyje Lietuvoje buvo įvykdyta žemės reforma, čia pradėjo kurtis gyvenvietės, kaimai, o keli šimtai hektarų žemių tapo pagrindu ir miesto Alytaus plėtrai. Ir katras kaimietis tuomet nenorėjo būti miesčioniu. Taip pliki laukai sulaukė nekviestų svečių. 1969 metais šioje vietoje pradėjo zuiti kranai ir kilti Putinų mikrorajono namai. Kaimo žmogeliai kėlėsi miestan, tapo miesčioniais ir sėkmingai plušo gretimuose pramonės rajone esančiose gamyklose. Architektų planuota, jog Putinų mikrorajonas viena kraštinė šliesis prie centrinės Naujosios gatvės, antra prie būsimojo miesto centro. Iš kitų pusių jį ribos pramonės rajonas ir Nemuno slėnio šlaitai. Kaip takart rašė spauda, pasimokius iš pirmųjų nesėkmių, kur kas geriau organizuotas Putinų gyvenamojo mikrorajono projektavimas ir statyba. Tik įsivaizduoki, čia kūrėsi miestas, žmonės svajojo apie savo namus. Čia planuota pastatyti 3 bendrabučius, lopšelį darželį, vidurinę mokyklą, maisto produktų parduotuvę, patalpą buitiniam gyventojų aptarnavimui. Planuota statyti 5 ir 9 aukštų gyvenamuosius namus, bendras plotas 74 000 kvadratinių metrų. Namai pagal tipinius projektus. O kad miesto vaizdas būtų geresnis, numatyta iškelti visus senuosius gyvenamuosius namus ir ūkinius pastatus. Juk tai miestas, kaimo čia neturėjo likti nė kvapo. Panašu, tuokart realybė viršijo visus planus ir mūrų iškilo dar daugiau. O tu, ar gerai pažįsti Putinų mikrorajoną? Tuo metu architektų ir miesto valdžios užmojai lėmė, kad Šaltinių gatvė 2 namo kaiminystėje įkurtas ir šiandien alytiškių labai mėgiamas parkas vadinamas Jaunimo parko vardu. Apie parko užmojus rašyta ir žurnale Statybos ir architektūra. Čia projektuojamas kultūros ir poilsio parkas, 1000 vietų vasaros teatras, šokių paviljonas, kavinė, pramogų atrakcionai. Kaip manai? Ar galėjo tą kartą projektuotojai įsivaizduoti, koks mylimas parkas čia bus? Ir vaikų, ir suaugusių, ir senjorų. 1974 metais Alytaus rajono komunalinių įmonių kombinatas užsakė parengti planus dėl vaikų žaidimo aikštelės įrengimo parke, planuotą apžvalgos ratą įrengti aukščiausioje vietoje, kad atsivertų kuo platesnė miesto panorama. O gal ir tu, ar tavo tėvai mena šį apžvalgos ratą? Vėliau 1985 metais atidarytas metalo plastiko skulptūrų parkas. Šiandien Šaltinių gatvė 2 namas tyliai liudija Putinų mikrorajono istoriją ir garsiai gali didžiuotis gretima kaiminyste. Vienu gražiausių Alytaus parkų.